Įprasta Druskonio ežero ramybė šiemet ir vėl drumstė bėgikai. Daugiau kaip 400 sportininkų iš Lietuvos ir užsienio atvyko išbandyti jėgas druskininkų pusmaratonio varžybose. Pirmieji prie starto linijos būriavosi dalyviai pasiryžę įveikti trumpiausią distanciją – 5 kilometrus. Dėl nugalėtojo taurės į kovą stojo beveik 100 dalyvių. Penkių kilometrų distancijoje nugalėtojais tapo sportininkai iš Elektrėnų. Nugalėtojo Egidijaus Markūno laikas 18 minučių 12,08 sekundės. Moterų tarpe nugalėjo Jolanta Kamantauskaitė. Jos laikas 23 minutės 23,7 sekundės. Visi sėkmingai finišo liniją kirtę dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais. Bėgikai, net ir tie, kurie gerokai atsiliko nuo lyderių, neliūdėjo. Finišo liniją daugelis jų kirto šypsodamiesi. Tiesa, buvo ir tokių dalyvių, kuriems po finišo linko kojos. Kitiems gi atvirkščiai finišo tiesiojoje atsirado antras kvėpavimas. Atminimo medaliu buvo apdovanota ir paskutinė atbėgusi jauniausia varžybų dalyvė. Įveikti 5 kilometrus mergaitei draugiškai padėjo tėtis. Ar sunku buvo? Jonės su medaliu. Sunku buvo bėgti? Padėjo tėtis? Nebėra žodžių? Pavargo, šaunuolė, paplokit. Kol žiūrovai linksminosi, prie starto linijos būriavosi pusmaratonio dalyviai. Jiems prieš akis kiek daugiau nei 21 kilometras. Įveikti pusmaratonio atvyko ne tik Lietuvos bėgikai, bet ir svečiai iš Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos. Bėgimo trasa šiemet driekėsi Druskininkų mišku, nes miesto valdžia neleido organizatoriams bėgimo vykdyti miesto gatvėmis. Ne vienas bėgikas apgailestavo dėl tokio sprendimo ir po finišo prisipažino, kad įveikiant atkarpas, kuriuose sulaukė žiūrovų dėmesio, net kojos greičiau kilnojosi, o nuovargį veidą pakeisdavo šypsena. Kaitinant pavasario saulei, ne visiems dalyviams pavyko įveikti 21 kilometrą. Iš lyderių gretų pasitraukė ir Aurimas Kinulis. Trasoje atkakliausia kova vyko tarp Mindaugo Viršilo ir bėgiko iš Baltarusijos Aleksejaus Kamadanau. Lyderio finišo žiūrovams teko laukti kiek ilgiau nei valandą. Pirmasis artimiausią varžovą palikęs beveik už kilometrą finišavo Mindaugas Viršilas. Trasoje jis sugaišo 1 valandą 9 minutės ir 40 sekundžių. Antrasis finišo liniją kirto Baltarusijos Aleksejus Kamadanau. Jis nuo lyderio atsiliko 3 minutėmis ir 46 sekundėmis. Trečiąją vietą užėmė kaunietis Aurimas Gudaitis. Jo laikas 1 valanda 14 minučių ir 48 sekundės. Moterų tarpe nugalėtoja tapo Gailutė Keliotienė. Trasoje jis sugaišo 1 valandą 32 minutės ir 55 sekundės. Pusmaratonio distanciją garbingai įveikė ir dažnas bėgimų dalyvis aktorius Rolandas Kazlas.
Manau, kad nieko blogo, bet ir svečiai druskininkų pamatytų, kad kiek visi Lietuvoje yra daug sportuojančių žmonių ir nebijotų sveistis ir tai nesgalės. Čia tiesiog šiaip pamastymai. O šiaip, man atrodo, bėgimas gerėja, čia dalyvauju gal ketvirtą kartą, vis smagu, dalyvių kiekis jau pagausėjo svečių ir taip, kad važiuosim ir kitais metais. Smagiausia varžybų dalis – apdovanojimai. Nugalėtoja Gailutė Keliotinė. Molėtai. Gailutė į vidurį. Ir pirmosios vietos laimėtojas Mindaugas Viršilas, Kaunas. Pusmaratonio estafetės nugalėtojais tapo Vaidas Kazakevičius ir Vaidas Davidavičius. Gausiausiai varžybose dalyvavusi įmonė. Barclay Bankas. Iš viso varžybose dalyvavo net 45 Barclay banko atstovai. Nepelnė apdovanojimų džiaugiasi kita, nemažiau vertinga dovana. Bėgikai užsukę į Life Energy Spa komandos palapinę mėgavosi profesionalų atliekamų kojų masažų ir jau planavo kitus savo startus.